Labas rytas, mėlyje. Gražų sekmadienio rytą, tikrai nuostabus rytas, gaivus toks. Kaip smagu. Po tų karščių savaitės čia taip gera, taip vėsu iš pačio ryto. Dabar 7 valandos, tai kaip tik mokytis. Na, o jūs jau galėsit žiūrėti vakare, trečiadienį. Ir žiūrėsit, manau, kad su malonumu. Taigi šio ryto tema, prisiminkim tam tikrus terminus fotografijoje, kurie tikrai yra labai svarbus ir kai kalbam būtent tais terminais, mums lengviau susikalbėti, mums lengviau suprasti, kas yra kas, ką keisti, ką daryti, susigaudyti, kur kas yra fotoaparate. Žodžiu, padeda darbui ir mes tai greičiau darom darbą geriau, greičiau, kokybiškiau, detaliau ir taip toliau ir panašiai. Na, o tuo tarpu, kaip visada, laikas, būtinai laikas. Nepamirškim šito padaryti. Būtinai prenumeruokim. Tie, kurie žiūrit neprenumeravę. Jeigu jūs nesiregistravę YouTube, tai registruokitės ir paspauskit būtinai prenumeruoti. Jeigu jūs žiūrit ir pastoviai sekat, tai tikrai nuostabu, yra labai gerai. Prenumeruokit vien dėl to, kad galėtumėt pakomentuoti, galėtumėt užduoti klausimus, galėtumėt paspausti ne tik laiką, bet dar ir skambutį. Taip kad padėsit jūs ir man, mano kanalui augti ir, aišku, jūs patys turėsit kuo vis daugiau ir naujų žinių, vis daugiau supratimo, kaip viskas vyksta fotografijai. Taip kad, manau, tarpusavį labai naudinga ir svarbu. Gerai, taigi apie terminų yra tikrai daug, taigi prasibėgsim per pačius pagrindinius turbūt fotografijos terminus, kurie dažniausiai naudojami, kai mes kalbamės apie fotografiją, kai mes mokomės fotografuoti, kai mes juos nustatinėjam ir ieškom, kur jie yra fotoaparate ir taip toliau. Turbūt pagrindiniai terminai, vienas toks pagrindinių terminų, kuriuos naudoja pradedantieji arba tiesiog žmonės, kurie žiūri nuotraukas ir stebisi, aikčioja, kokios gražios nuotraukos ir sako, kokios ryškios nuotraukos. Atrodytų, kas čia, nieko tokio, ar ne? Žodis aiškus, žodis girdėtas, bet ką jie turi omeny po šiuo žodžiu, kokios ryškios nuotraukos? Kai mes kalbam fotografijos terminais, tai ryškumą suprantam kaip fokusą, kur suvestas yra ryškumas. Gali būti nuotrauka visa ryški, o gali būti tik tam tikros detalės ryškios. Palyginus peizažas ir palyginus portretas. Peizažas dažniausiai visa nuotrauka ryški. Ryškumo gylis didelis, todėl matosi toli, galbūt kažkokie kalnai ir taip toliau, bet jie ryškus. Fotografavus portretą, ką mes dažniausiai matom, kad žmogus ryškus, o fonas susiliejęs. Tai štai, tai yra ryškumas. Ir pamačius nuotrauką ją vadinti ryškia negalima. Todėl, kalbant kartais su mokiniais, mes galim nesusišnekėti, nesuprast, ką jis turi omeny. Jeigu aš prašau įvertinti nuotrauką ir pasako nuotrauka ryški, aš perklausiu, ar tikrai mes suprantam vienas kitą, apie ką mes kalbam. Kad jeigu ryškumas yra toj vietoj, reiškia, jis yra toj vietoj ryškumas. Jeigu nuotrauka visa ryški, reiškia taip, visa nuotrauka ryški. Toliau tokie terminai kaip kontrastas arba spalvų sodrumas. Tai štai šitie du terminai, jie dažniausiai būna pakišami po termino ryškumas. Ryški nuotrauka. Kokia ryški nuotrauka? Kai tuo tarpu kontrastas tai yra juoda balta. Pavadinkim jau taip kraštutiniai. Juoda balto kontrastas. Arba kaip spalvos labai ryškios. Kai viena balta, kita ten raudona kokia. Ir taip toliau. Tai kontrastas yra. Toliau spalvų sodrumas. Mesgi aiškiai matom, kada spalvos sodrios, iš tikrųjų, žiūri natūraliai, kokia, žodžiu, gėlytės žiedas, sodrus, spalvingas, ar ne? Nufotografavom, žiūrim, kad jis kažkoks išblukęs. Taigi mes matom skirtumą, kur išblukus ir kur tikrai sodri spalva. Tiesa, priminsiu aš jums, kad kai jūs fotografuojat, kaip galima suprast, ar teisinga kompozicija, ekspozicija. Matot, aš pats susimaišiau. Nes šitos terminus tikrai apie juos pakalbėsim. Ekspozicija. Jeigu jūs natūraliai savo akim matot, kokia graži žaluma,
tai yra sodri spalva, kokie gražūs žiedai, spalvingi ir sodrių spalvų, o nufotografavus matot išblukusią, tai atsiminkit, kad ekspozicija yra netinkama. Tai reiškia, kad jūs turėtumėt padaryti ekspoziciją šiek tiek tamsesnę. Tai štai, pamačius, kad nuotraukoje spalvos išblukusios, jūs turite atsiminti, kad su ekspozicija kažkas ne taip. Tai dabar kas ta ekspozicija? Prieikim prie to termino. Ekspozicija fotografijoje tai yra, kai nuotrauka yra normos ribose, ar ne? Ne per tamsi ir ne per šviesi. Jeigu bendrai paėmus, kas tai yra ekspozicija, tai kur kas platesnis terminas. Turbūt esat girdėję, kad sako, ten yra kažkokia paroda, parodos ekspozicija, reiškia išdėliota paroda. Galbūt yra sudėti vitrinuose daiktai, parduotuvėse ir taip toliau. Tai reiškia sudėta ekspozicija kaip reklaminė, kad galėtumėt matyti. Bet kodėl tai yra plačiau? Todėl, kad ekspozicija ne tik kad sudėliota, bet jinai ir apšviesta atitinkamom šviesom. O tai jau tinka fotografijoje, taip? Kai viskas apšviesta, kai viskas paruošta, reiškia mes gaunam teisingą ekspoziciją. Gražią ekspoziciją. Ne tik kad sudėliota, bet dar ir apšviesta. Ir taip mes ateinam, žiūrim, tai kaip sako, akim fotografuojam, ar ne? Bet jeigu mes turim fotoaparatą, mes galim nufotografuoti ir ta tinkama, ideali ekspozicija, graži aplinka su idealiom sąlygom, mums padaro nuotrauką stebuklingą, tiesiog nuostabiai gražią. Taigi, fotografijoje ekspozicija, jeigu mes taip suspausim, yra, kai nuotrauka ne per tamsi, ne per šviesi. Tai yra normos ribose. Tai štai, ekspoziciją nustačius rankiniu būdu, mes galim gauti nuotrauką labai tikslę, labai detalę ir labai kokybišką. Bet štai, kai tik tai pakliūna kokios šviesos į objektyvą, papildomos, netikėtos, blikas kažkos ar panašiai, aparatas nori, kad tu kažką keistum. Papuolus blikui, aparatas sako, oi, man per šviesu. Ir žiūrint į tai, tu pradedi nustatinėti, šiek tiek patamsindamas. Ir žiūri ten, kur per šviesu lyg ir normos ribose tampa, o kitose vietose jau per tamsu. Aparatas taip pat veikia su ekspozicija, kai mes nustatinėjam pusiau automatiniu. Tai yra pasirenkam. Pirmu atveju M režimą, kai viską nustatom mes patys, o antru atveju galim nustatyti fotoaparatą pusiau automatinį režimą. Tai tokį kaip AS pas Nikon gamintoją, AV-TV pas Canon gamintoją. Tai reiškia pusiau automatiniai režimai. Kai mes reguliuojam prie AV diafragmą, prie TV išlaikymą. Ir štai, kai tik tai fotoaparatas nustato visą kitą, mes pamatom, kad spalvos išblukia. Arba galbūt trūksta kontrastų, arba atvirkščiai kontrastų per daug. Ką jisai daro? Jis nustato ekspoziciją taip, kaip jam reikia. Taip, kaip jisai mano, kad tai yra teisinga. Reiškia, tas, kas papuolė į objektyvo akiratį, jisai pagal tai ir nustatė. Ir jam nelabai svarbu, ar ten koks blikas papuolė, ar nepapuolė. Jisai nustatė taip, kaip nustatė ir pagal aparatą tai yra teisinga ekspozicija. Ir dabar ateikim prie kito termino, kuris yra labai panašus, bet labai sunkiai atsimenamas arba nelabai suprantamas, kam jisai reikalingas. Taigi, pirmu atveju mes kalbam apie ekspoziciją, kai nustatom aparatą arba aparatas pusiau automatiškai nusistato pats, vadinama tinkama ekspozicija. Tai yra normos ribose ir pagal aparatą tu turi džiaugtis, nes taip yra teisinga. Bet mesgi savo akim matėm arba matom, kaip aš sakiau, kad spalvos išblukia. O ką tai reiškia, jeigu spalvos išblukia? Tai reiškia, kad netinkama ekspozicija, reiškia, mūsų akim aparatas vis dėlto suklydo. Ir tai atsitinka gan dažnai. Todėl yra toks mygtukas kaip ekspo korekcija. Arba pas Canon gamintoją, nebūtinai mygtukas, galbūt pasukamas ratukas prie AV režimo arba TV režimo. Ir
ekspo korekcija pradeda reguliuotis. Tai yra kursorius skalėje, kur ten yra nuliukas į vieną pusę minus, kitą pusę plius. Ir skalėje kursorius pradeda judėti. Tai štai, kai mes matom tokias išblukusias spalvas, tai vadinama nuotrauka šviesesnė negu mums reikia, mes galim padaryti nuotrauką tamsesnę. Ir kai tik mes padarome minusą, tai yra patamsinam, pareguliuojam ekspo korekciją, mūsų spalvos atsigauna ir tampa sodresnis. Tai štai, nemaišykim ekspoziciją ir ekspo korekciją. Tai reiškia, kad ekspozicija yra pataisoma su ekspo korekcijos mygtuku. Ekspozicija pataisoma su ekspo korekcijos mygtuku. Tai reiškia, kad tai, ką aparatas suklydo, arba mes patys nustatę suklydom, tai reiškia, kad mes galim pataisyti ekspo korekcijos knopkelę ir padaryti ar tai į minusą, ar tai į plius. Turiu priminti, kad ekspo korekcija naudojama ir veikia tik tai prie AV, TV, pusiau automatinių ir automatinių režimų. Prie M režimo ekspo korekcija neveikia, nes ten nėra ir prasmės, nes mes viską patys nustatom. Bet kažkas sakys, tai jei patys nustato, tai mes nesuklysim. Suklystam ir nustatinėdami patys. Kaip aš sakiau, jeigu pakliūna šviesos kokie blikai į objektyvą, tai natūraliai eksponometras sureaguoja ir skalėje parodo, kad per šviesu. Ir ką mes darom tokiu atveju? Mes pradedam tamsinti. Jeigu mes nepagalvojam apie tai, kad mes patamsinsim, be reikalo patamsinsim, reiškia, kažkurios vietos bus per tamsios. Todėl, kad sureagavo fotoaparatas į šviesą. Tai štai, tokių terminų mums reikia žinoti. Tuos terminus reikia įsisavinti. Bus kur kas lengviau bendrauti, lengviau suprasti, apie ką eina kalba. Taigi, jeigu kalbam apie ryškumą, tai turim atsiminti, kad eina kalba apie fokusą. Fokusas suvestas ten, kur mes norim, ten, kur reikia, ten turi būti ryšku. Ir jeigu ryškumas yra kažkuriuose vietose, tai mes galim kalbėti apie tą ryškumą. Jokiais būdais po ryškumu neturi slėptis spalvų sodrumas, kontrastas ir taip toliau. Jeigu mes kalbam apie ekspoziciją, ekspo korekciją arba kompoziciją, dar vienas terminas, kuris dažnai irgi maišomas būna, labai panašus su ekspo korekcija, su ekspozicija ir kompozicija. Tu, čiulbonėlį visai šalia. Taip jau. Tai štai šitie terminai labai kartais būna panašus, bet jie atlieka skirtingas funkcijas. Taigi, fotografijoje terminų iš tikrųjų daug, bet aš užkabinau, man atrodo, pačius svarbiausius ir tai svarbu, kad įsimintumėt. Man tai svarbu, kad jūs žinotumėt ir išnaudotumėte štai šias atrodytų paprastas žinias ir jūs pamatysit, kaip viskas pajuda vėl gerai. Tiesiog atsiminkit, prisėskit. Tai nėra daug tokių žodžių, kurie yra pagrindiniai fotografijoje, kuriuos galima įsimint ir suprast, ką kiekvienas terminas ne tik reiškia, bet ką jis ir daro, kaip tau padeda fotografuoti geriau. Padeda nuotraukas padaryti kokybiškesnes, tu greičiau valdai. Aš visą laiką mokiniams sakau, kad yra labai svarbu išmokti valdyti fotoaparatą taip, kad tu negalvotum išėjęs fotografuoti apie tai, kaip nustatyti fotoaparatą. Mums reikia galvoti, kaip padaryti nuotrauką gražesnę, kaip emociją išgauti. O fotoaparatą valdo mūsų pirštukai, mums nejuntant. Žinot, kaip tas muzikantas. Groja savo harmonikėlę, pirštukai juda, o jis atsistojęs dar ir anekdotas kelia. Tai štai, kai mes tai įvaldysim, mes pasijusim tikrais profesionalais. Mėlėjai, jeigu jums patiko, jūs galit mokytis dar daugiau sužinoti. Pas mane galima mokytis net 2 būdais. Pirmas savarankiškai, antras būdas individualiai.
Savarankiškai yra net 10 temų. Nuoroda yra po šio video, būtinai pažiūrėkite. Net 10 temų. Mokytis galima įsigijus video formate, būnant kur nori, kada nori ir kiek nori. Patogu labai kelionės. Patogu bet kur atsisėdus, tik turėk aparatą šalia, žiūri per mobilų, žiūri per planšetę ar kompiuterį, darai, kas tau sakoma ir taip padės tau greičiau išmokti. Tol, kol mes neišmokstame, mėlyje, mums būna taip, kad ir prarandam iš vis norą fotografuoti. Kodėl prarandam norą? Rankos nusvyra, nes mums nesigauna. O nesigauna kodėl? Todėl, kad mes nežinome. Todėl, kad mes neturim tam tikrų žinių ir štai taip gaunasi. Taigi antras būdas, individualiai galima mokytis. Kai mokomės tik tai tu ir aš, visas dėmesys skirtas tau, visi profesionalūs patarimai skirti tau ir mes kalbam akis į akį. Aš matau, ar tu supratai, ką aš pasakiau, ar ne. Jei nesupratai, aš kartoju. Kartoju tol, kol tu suprasi, apie ką eina kalba. Tai štai toks mokymosi būdas yra tikrai profesionalus, jisai tikrai pagreitina tavo žinias, kuriomis tu gali naudotis. Greičiau išmokęs, greičiau pradėsi dirbti. Pradėsi dirbti, reiškia, greičiau gausi papildomas galbūt, o gal pagrindinės fotografijos pajamas, kurios tau vėlgi gyvenime labai stipriai padės. Taipgi labai, manau, yra svarbu. Nuoroda taip pat yra po šio video. Pasirink, pasižiūrėk, kas tau tinka geriausiai ir mokmės kartu. Pabaigai, laikas, jeigu tau tikrai patiko, spausk drąsiai, būtinai prenumeruok. Jeigu dar nesi YouTube'e registravęsis, registruokis, tada prenumeruok, spausk laikus, būtinai pakomentuok, nemažiau kaip po 3-4 žodelius, būtinai užduok naujų temų. Tai man irgi labai svarbu, bet ne ką svarbiau turbūt ir jum, tai yra svarbiau jum, nei man. Nes kiekvieną kartą mes gaunam vis kažkokių naujų žinių. Nors dalelytę ir jau tavo žinios tau padeda geriau fotografuoti. Taigi šį kartą atsisveikinu iki sekančio video. Mėlyje, laukiu iš jūsų visų šitų dalykų. Visiems iki. Sveiki. Apie mokytoją Vladą galiu palikti tik tais geriausius atsiliepimus, kaip apie savo fotografijos mokytoją, taip pat kaip apie žmogų kupiną įdomių idėjų ir turinti malonų bendravimą. Pačios fotografijos pamokos buvo labai efektyvios, aiškiai ir suprantamai dėstomos. Jeigu kažko nesupratai, tikrai gali paklausti 1, 2 ar net 3 kartus. Netgi būdavo galimybė pasirašyti po pamokų. Labai patiko tas faktas, kad pasibaigus kursui tu kaip mokinys nesi pamirštas ir pats mokytojas pasiteirauja, kaip tau sekasi. Tai tikrai rekomenduoju šios kursus, bus smagus laikas, efektyvūs mokymai ir tikrai manau, kad gausit dozę motyvacijos mokytis.